Labas rytas, žvejai. Aš ir vėl ant vandens telkinio. Dar man nebandyto vandens telkinio su spiningu, bet labai knietėjo išbandyti ir kur buvęs, kur nebuvęs, aš jau čia. Aišku, kol kas tikslas bus tik ešeriai, nes lydekų dar kol kas draudimas nepasibaigęs. Knieti kuo greičiau pradėti rišti sistemėlės ir bandyti. Pažiūrėsim, ar prakalbinsiu ežerą šitą, ar neįminsiu jo myslės. Aišku, oras šiandien pasikeitęs ir striukė jau užsidėjau vėl žemyn, nes vėjas gana atšiaurus. Tai gali būti ir žuvų kibimas prastesnis, bet nepabandysi, nesužinosim. Žvybą pradėsiu aktyviais masalais, po to jeigu nekips pereisiu į pasyvius masalas. Aktyvus masalai tai turiu omenyje su uodegėlėm tokiom arba aktyviai dirbantis, kurių nereikia žaisti ir traukiant kimbą. Šiaip kai gylis čia mažas, tai tikrai nenaudosiu sunkių svorių, maksimum iki 2 gramų. Pradedam žvejybą. Pirmą žuvelę turiu. Bet pirma žuvelė ne tai, ko tikėjausi. Nedidžiulė, bet smagi. Nes naujas ežeras, bent tokia. Gal rasim, kur ir tai, ko atvykome ešerių. Aišku, sunku, kokia spalva gali patikti. Vėl kas daug įvairių niuansų yra. Gali būti, kad net rinksiu, o gali būti, kad ir bus neaktyvus. Jei nekips, save pateisint priemonių rasiu milijoną. O, antras metimas, antra žuvis. O, lygiai tas pats. Tas špilys. Ne, kol kas liūdna. Aišku, šitos tai jos, kiek suprantu, šaudys čia be proto, bet tokios mažiukės. Svarbiausia, kad nekramtytų. O, vėl yra. Trečias metimas. Turbūt nepagaudysiu ešerių. O, atsikabino, ačiū Dievui. O, čia tie ešeriai ir bus. Kad nors 3 metimai, 3 žvėrokai. Ketvirtas tuščias. Aha, norėtum. Kas? Ne, šitos pačios. Eina savo. Kas čia? Nepažuvausiu. Nepašeriausiu, jeigu čia taip bus. Kažkur padėjau karabinako.
Pasiėmiau ir aviždrebį, jeigu, sakiau, iš vis bus beviltiška. Susiradau. Gali būti iššūkis tarp tiek rašpilių pagaut. Ešerį. Čia gali būti žvejyba, jei taip išvenk silkės. Na, kas čia spurda? Įdomu. Aha, kas čia spurda. Bet turbūt paėmė mano, nes tikrai nebuvo didžiulė žuvis. Traukiau lengvai ir paėmė gera lydeka. Paėmė gera lydeka tai, ką traukiau. Graži. Nu, išspjauk jau. Išspjaugė. Išspjovė. Rašpilį stvėrė. Šeriam turbūt šiandien riesta sulindę. Vėl kažką turiu, bet eina į šoną, tai bus ne ešerys. O, ešerys. Pirmas. Pirmas tai, ko atvažiavau. Ir normalus. Va. Tikrai neblogas. Šiandien nekankinsim. Iš karto visus leisim namo. Įvykdžiau tai, ko norėjau. Bent vieną. Bent vienas. Ką? Jau atsirado viltis. Na, vėl metimas, vėl yra. Nu, jisai eina kaip ešerys. Taip, ešerys. Čiut mažesnis, bet vis tiek gražus. Antras. Ta lydekaitė tai taip smagiai stvėrė. Gera lydeka. Skabino žolių. Aišku, šerė jau kūdį išneršia, viskas tvarkoja. Ai, va dėl ko nekimba.
masaliukas pasitraukė. Nu vas, ne. Va, atsikabino. Svarbiausiai surasta. Ir gan greit suradau. Neužtruko pusdienio. Iš tikrųjų, kada greit randi, tai faktas tas, kad ieškomos žuvies tankis yra didesnis. Tiksliau, pageidaujamos pagauti. Nes jeigu ešerių nedaug, tai būna turi stipriai pavargti, kol rasi, ką jie nori imt. Aišku, dabar bus galima ir masalų daugiau paieškot, pakeitaliot, kai jau rastas jų susibūrimas. Bet labai smagu, kada pirmą kartą atvarai spiningaut ant ežerėlio sugalvoto ir užkimba pageidaujama žuvis. Žolių. Nu, va, dar kažką turim. Ilgokai dabar nekibo. O, ešeriukas. O, smagu. Trečias. Trečias ešeriukas. Mažiausias kol kas. Ką čia turim? Bet eina kaip lydeka. Ja, rašpilys. Jau šitų čia tai netrūksta. Sunku net ir ešeriaut per jas. Dar ačiū Dievui, kad nekramto. Bet kad net neprisišnekėt. Nu, va, po ilgos pertraukos. Lydekos tvertas. Dar vienas ešeriukas, ketvirtas. Nedidžiulis. Bet po tiek daug rašpilių pagautų, tai labai malonu ešeriukas. Sudėjau pasyvų masalą, gal tikiuos mažiau bus lydekų, tiksliau ne lydekų, lydekaičių. O, penktas ešeriukas. Ir uodegą nukando. Neklaužo da. Pradžiugina, kai užkimba ešeriukas, nes tiek lydekaičių mažų, kad baisu. Penktą pagavom.
Kol kas nestebuklas, bet kibimų daug, tai laiką leidžiu smagiai. Kažkas patoviškai. Jis labai didžiulis. Tampa į visas pusės. Gan sudėtinga. O va dar vienas ešeriukas. Maždaug prie vieno ešeriuko pagauni tikrai 20 lydekaičių mažų. Aš manau, todėl ešeriukai, oi, dar pieniai bėga. Dar čia prieš tai tos pagalvojau, tai buvo lyg tai išneršia. O čia dar turbūt neršia ją. Keista. O užsilikęs dar koks. Va dar vienas ešeraitis ant mėlyno. O, uodegą nutraukė. Tik uždėjau ir iš karto nutraukė. Ką? Kitą mėlyną ką uždėjome? Taip ir vyksta. Pakeiti masalą. Kažkokį randi, pagauni vieną ešeriuką. O, kibo. O gal radau dabar tokį, kad bus daugiau kibimo. Nors saulė išlindo, gali būti, kad ešeriams slėgis pradėjo kilti. Suaktyvėti gali kažkiek. Kirto ir vse. O. Galima. Va, kokias gražuolės susigundė. Kaip ir visą laiką pagavai krūvą lydekų, tada susigundo ešerys. Ai, kokias grožis. Paėjo, o šitas mėlynas gaminukas gerai. Lyderis. O, dar vienas ešeraitis. Nepaskaičiuoju. Pešiotos kokius. Ešeriai kimba gan sunkokai, bet vis tiek vienas kitas pasigauna. Lydekaitis tai be proto erzina. Bet nieko nepadarysi. Tą kartą norėtum, kad bent jos kibtų. O nekimba ir viskas. O šiandien tai kibimų milijonas. Žvejybą baigiau. Jau pietų metas. Važiuoti namo. Šiaip ežeras tikrai patiko. Jaučiasi žuvies, kad yra. Reikės pabandyti dar kada atvažiuoti ir kitą kartą. Šiaip ešerių stebuklo nepagavau. Vis tik virš 10 pagavau.
Lydekaitės kaip išprotėję nedavė normaliai pažuvaut. Kaip čia pasakyti, nedavė pažuvaut, vis tiek malona, tiek daug kibimų. Ką, susitiksime kitą kartą.